Ši knyga man patiko, užtikrintai sako gydytoja ir bestselerių autorė Filomena Taunytė. Ilgo ir kruopštaus dviejų autorių, maisto produktų chemiko Udo Polmerio ir biologės Monikos Nyhaus bendro darbo rezultatas – knyga Kas sveikai maitinasi trumpiau gyvena. Knygoje negailestingai griaunami mitai apie sveiką mitybą ir pateikiami netikėti faktai. Šitą knygą laikau, kad labai vertinga pažintinė prasme, dėl to, kad ji pagal drąsias šitos knygos autorių nuomonės, pasakyčiau drąsias, teisybę pasako ir apie cholesterolį, ir apie jo kenksmingumą arba tiksliau naudingumą, apie visokį, ir apie gerąjį, apie blogąjį, apie maisto papildus, apie maisto reklamą. Ir pats naudingiausias šioje knygoje rekomendacija tai yra tai, kad sveiko žmogaus mokyti, kaip jis turi valgyti, nereikia. Jis pats žino, kaip jam valgyti. Jis valgo taip, kaip vaikystėje buvo įpratęs su savo tėveliais, su savo seneliais, ką jis labiau mėgsta, kokie fermentai virškinantis maistą pas jį daugiau gaminasi ir ką jisai nori. Tai yra viena iš įdomiausių šiuo metu knygų apie mitybą ir viena iš teisingiausių.